Sveiki mus girdintis ir žiūrintis, verslo aktualijų laidoje susitinkame kas mėnesį su jumis ir šį kartą kalbėsime apie dialogą. Dialogo svarba šiuolaikinėme versle. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Ir šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Kaip pasikeitė per, sakykime, kokį tai pastarąjį dešimtmetį mūsų gebėjimas bendrauti, klausyti, gal nežinau, ar tinka tas žodis dialoguoti ar ne, būti dialoge? Manau, kad labai pasikeitė. Kalbant apie tai, kad vis tiek mes išėjom iš tam tikros santvarkos, iš tam tikrų stereotipų, gal net ir primestų tam tikrų stereotipų, kaip yra bendraujama versluose, pavyzdžiui, ir šeimose. Tai aišku, kad ir versluose buvo labai daug pastatyta ant vadovo, kaip vadovas pasakys, taip čia daryti yra teisinga ir taip toliau. Tai čia ne visai gal dialogo dvasioje pasakyčiau. Jie turi ir pliusų, ir minusų, ir tas bendravimo būdas, bet jeigu kalbėtume dabar, tai aš manau, kad tiek mūsų branda organizacijų, tiek vadovų, tiek pačių žmonių branda ir tas globališkumas padarė, kad mes turėjom išmokti per tą laiką klausyti. Ir dar negana to, ir skirtingos kalbos, ir kai reikia bendrauti su partneriais įvairiom kalbom, tu pradedi suprasti, kad klausimas irgi yra labai labai svarbi detalė tame dialoge. Tai aš sakyčiau, kad ta kelionė nuo tokio, kam priklauso kalbėti, yra kelionė apie tai, kad yra laikas kalbėti ir klausyti, ir tada suprasti vienas kitą. Kas lemia dialogo sėkmę ir kas lemia nesėkmę? Pirmiausia, turbūt reikėtų kalbėti apie bazinius dalykus. Tam, kad dialogas įvyktų, tai turi būti pasitikėjimo tokia aplinka arba dvasia, pavadinkim ją. Tada antra turėtų būti kažkoks tikslas, arba dėl ko mes ar keičiamės informaciją, ar kažką tai svarstom ir taip toliau. Ir kad dar sėkmė turėtų sudaryti, kad ir kiekvienas, kuris dialogė dalyvauja, būtų išgirstas ir suprastas. Tai galima kartais mes išgirstam, bet nesuprantam, ką turim omeny, nes galim ir pasitikslinti. Bet tai gali įvykti tik tokiu atveju, kai mes esam ir tas atvirai kalbantis, ir tas atvirai priimantis dalykas. Keletą dalykų šiek tiek detalizuokim, ar ne? Jūs sakote apie tą pasitikėjimą. Kuo grįstas yra pasitikėjimas ir kaip matot, kaip čia tie vadovai pasitikė, nepasitikė pasitikėjimu, pavyzdžiui, tokio dialogo pavyzdį, jeigu jūs galėtumėt padetalizuoti? Sakyčiau, kai vadovai diskutuodami rimtom arba sunkiom temom, pirmiausia, nedaro jokių išvadų ir nesako, ką daryti, o pirmiausia, klausia ir leidžia pasakyti. Tai čia, sakykime, yra vienas gal iš tokių ženklų, ne, kad mes tokie esam truputį brandesni ir stengiamės suprasti. Manau, kad taip versle labai daug prisideda prie klientų suvokimo, prie organizacijos suvokimo, tarpusavio santykių ir tokio darbingumo išsiaiškinimo, nes dažnai, jeigu mes esam dialoge, o ne tiesiog išberiam informaciją, nedaklausau, nesuprantu, bijau paklausti, pavyzdžiui, ne, tai tada yra daugiau monologas, tad tiesiog tu išgirdai ir tu eini daryti, tam kitam gali atrodyti, kad jis jau viską suprato, bet tai nėra tiesa, nes mes kiekvienas tą tokį, kaip čia sakyti, suvokimą ir esam suformuoti kaip žmonės. Tai pirmiausia, dialogas, mes jį iš kažko turim perimti, išmokti jo, nes mes negimstam mokantis, ne? Nes netgi ir kaip tėvai, dažniausiai jauni tėvai daro, sako, daryk taip ir atrodo, čia jau tas vaikas išmoks, bet iš tikrųjų tai čia yra procesas, ne? Mes ne visada pajėgus esam dialoguoti, pavyzdžiui, jeigu emocijos yra aukštos, ne? Ir aš reaguoju į toną, bet neklausau turinio, tai čia yra daug detalių. Tai tame dialoge ta aplinka arba tas pagrindas yra labai svarbus, pasitikėjimas ir klausimas, kodėl sakau, kad tai yra baziniai dalykai. Nes jeigu aš nepasitikiu, tai aš galiu net neleisti kalbėti, aš tiesiog nuolat kažkaip tai tą mūsų pokalbį užvelgt giliau. Kodėl kai kuriems taip labai sunku klausyti, o kitiems taip labai sunku nekalbėti, o patylėti?
Aš sakyčiau, kad dalis turbūt tiesos yra tai, kad mes esame prigimtiniai žmonės. Mes kažką paveldim, turim savybių, galbūt kažkas yra labiau hiperaktyvūs, ne? Ir tos savybės labai tokios gilės mūsų asmeninės yra vyraujančios. Ir tyrimai sako, kad labai vėlai mes suprantame, kas mes esame ir kokie mes esame, nes tam laiko nedaug skiriama. Organizacijose irgi retai, kada yra kalbama apie tokie, kokie mes esam. Ir tai dar yra sąlyga, kad apie tai kalbėtis, kad, kaip čia sakyti, tas momentas yra labai svarbus atvirai, ramiai pasikalbėti apie mūsų skirtumus. Jeigu mes jų nežinom, pavyzdžiui, jeigu nieks man net nepasako, kad aš vyrauju, man atrodo, kad taip visi tokie yra ir aš čia turiu daug kalbėti ir sakyti. Ir jeigu nieks man nepamoko arba neparodo, tai aš galiu atrodyti, kad visi yra vienodi. Ir čia jau tokia klišė tam tikra prasme. Aš manau, kad labai daug yra įgimtų dalykų, tada yra tai, ką mes nukopijuojam nesąmoningai iš šeimų, iš mūsų aplinkų, o tada yra tai, kad ar buvo proga su savim padirbti, ne veltui dabar vyksta daug, reiškia, tokios savistabos, užsiėmimo psichologinių grupių ir taip toliau. Tai irgi yra apie tai, kad aš pažinęs, koks aš esu ir savo būdą valdantis, aš sudarau galimybę kitą girdėti. Jeigu aš tų galimybių nesidarau, tai kitas net negali įeiti į tą mano erdvę tam dialogui sukurti. Labai pakiša koją dažnai tas išankstinis vertinimas, arba jau besitęsiant pokalbiui tas vertinimas, ar ne? Užbėgimas. Įvykiam už akių ir kaip, kas padėtų, kas būtų tas priešinga pusė vertinimui. Yra tekę net ir tokių patarimų, kai kuriem duoti, kad čia yra labai natūrali mūsų, jeigu, pavyzdžiui, žmonės ilgiau dirba arba gyvena, tai tarsi aš pažįstu jį ir jau pasakius 2 sakinius, aš jau žinau, ką jis toliau sakys ir jau net neklausydamas jau pradedu ant viršaus kalbėti. Tai čia tas tai, kad aš nusprendžiu už kitą žmogų, ką jis norėjo pasakyti. Ir tada labai juokinga. Tai netgi yra toks treniruotė, kad yra tekę ir daryti, kad vienam skirta 2 minutės pakalbėti ir jis turi tylėti, tada kitas, ir žmonės, ką liudija toj situacijoje, kad vienas pajaučia, kad vienam kalbėti yra sunku, o ne tylėti. Tai mes esame labai skirtingi, o kitas, jam geriau kalbėti, bet neduok Dieve tylėti. Ir va čia dar, o tame dar yra, reikia, kaip pasakyti, kad aš girdžiu, tai yra viena, bet ar aš išgirdau tai, ką tą žmogus norėjo pasakyti, yra jau mūsų smegenų ta analitinė dalis. Ne? Nes tas sakymas ir pertraukimas, tai rodo, kad aš nelabai gilinaus, ką norėjo pasakyti, mano smegenis padarė išvadą ir už tave jau nusprendžiau, nors tu nežinau, ką tu iš tikrųjų. Ir kai tu žmogui kartais duoji, sakai, žiūrėk, tu net neleidai man iki galo pabaigti pasakyti, o jau tu man čia beri, aš ne apie tai visai kalbu. Tarsi toks pasimetimas, nesusitiko 2 žmonės. Tai čia yra tas, kaip sakykime, ne dialogo toks prasilenkimas gali būti, prasminis, emocinis gali ir taip toliau. Kartais ne dialogas įvyksta, kai mes norime įrodyti savo tiesą. Ne kiek vertybė yra pasidalinti savo nuomonėmis, o kiek yra vertybė iki galo įrodyti. Ne? Tai kaip yra tos diskusijos atveju, kas čia padėtų, kaip čia, ar čia išankstinė nuostata tokia padėtų, kas padėtų? Aš sakyčiau, kad irgi tokie praktiniai dalykai, kad reikia kalbėti nuo aš manau, aš girdžiu, aš suprantu, bet kažkodėl gyvenime mes kalbam, kad aš noriu, kad tu ten tą ir aną, aš pageidauju, kad būtų taip. Tarsi, bet nukreipta ne tai, kaip aš suprantu, o taip, kaip aš noriu, kad tu būtum. Ir čia turbūt didžiausia yra mūsų klaida šito, kad dialogas net nepriartėja, gal taip pasakykime, nes, reiškia, pati kova permuša mūsų norą susitikti. Tai reiškia, kad aš nepasiruošęs dialogui, tai reiškia, aš turiu būti nurimęs, nedaryti išankstinės nuostatos, koks tas žmogus, nei kaip žmogus, nei kaip emocinė, nei ko jis nori. Nes aš galiu ateiti ir kiekvieną kartą galvoti, kad kažką, ten vadovas iš manęs ateis ir jisai visada reikalauja, jau aš kartais vadovas ateina pasiklausti. Tiesiog, arba paklausyti, jis nori suprasti. Bet jeigu žinau, kad vadovas dabar kaip tik pradės kalbėti iš karto, tai aš iš karto užsiemu poziciją gynybos
ir jau aš tada net nebegirdžiu, nebeklausau, nesvarbu, ką jisai sako. Tarp kartų vykstantis dialogas, kiek čia gali būti konfliktas, o kiek galimybė? Konfliktai dažni būna, dėl to, kad mes dažnai nesuprantam pagrindų, kodėl tie žmonės tokie ar anokie. Tai tie, kurie matė karą arba prieš kariniai, tai jie tokie kantresni, tie, kurie, reiškia, jie sako, bet jie nekūrybiški. Tai to konflikto suradimas yra labai lengvas iš tikrųjų. O išgirsti, vat būtent, tai čia irgi yra daug apribojimų tam, kad žmogus pasidalintų. Netgi aš savo istorijose žinau, kad kai kuriems savininkam yra sunku pripažinti savo silpnumą, kad jie ten kažko nemoka. Nes aš vedžiau kompaniją ir tarsi jau suapeliuoja, kad aš turiu būti stiprus. Ir be to žmonės tą ateidami ir nuolat klausdami tave patarimą, lyg tai tave padaro tą sprendėją. Ir jeigu aš nenuspręsiu, tai įvyks kažkas tai iškia blogo. Iš vienos pusės taip aš besielgdamas sukuriu žmonės, kurie niekados nerodys iniciatyvos, neprisims atsakomybės. Tai tas mano toksai nuostata iš anksto irgi greuna visus dalykus. Jūs kaip verslo valdymo strategas vis vien turit kažkokius namų darbus paruošti, ateinat, susipažįstat su įmonė. Ir kada jums pačiam tarnauja tas dialogas, įsiklausimas į tuos žmonės, pas kuriuos po to jūs valdymo strategijas kursit ir kartu su jais dalykus darysit? Kiek dialogas kaip būdas tarnauja jums pačiam? Aš manau, kad tai vienas iš svarbiausių mano įrankių. Nes aš susiduriu su tokiais galbūt praktiniais kraštutinumais. Nes dažnai, kai aš pakviečiamas ar paprašomas, tai atėjus ir paklausus elementų, tai ką jūs norit padaryti, tai sako, žiūrėk, man reikia tokio rezultato. Ir baigėsi, ir reiškia, tu nieko negali. Tai aš esu išmokęs klausti ir po to klausyti. Bet tam, kad atsakyta būtų, aš irgi turiu, kaip čia sakyti, atsiverti. Aš irgi mokiausi sukurti tą pasitikėjimą ir iš tikrųjų mano versle vienas iš svarbiausių dalykų yra konfidencialumas. Nes be konfidencialumo, be pasitikėjimo aplinkos kalbėti kartais yra labai labai sunku, nes tame tarpe ir kartais tenka ilgiau šnekėti dėl to, kad aš neišgirstu atsakymą. Žmogus tarsi pasakė, jam atrodo jau savaime aišku, o man neaišku. Ir kai kurie, pavyzdžiui, vadovai pradeda nervuotis, ko tu čia klausinėjai, vėl tą patį klausi. Ir kai tu nuoširdžiai sakai, palauk, bet ar aš taip supratau. Ir kai netgi atkartoju jo žodžius, kad kaip aš suvokiau tą dalyką, atkartoju, tai netgi atkartodamas aš rodau, kad aš nesuprantu ir aš skatinu toliau kalbėti dėl to, kad dialogas įvyks tik tada, kai aš suprasiu, bet ne visada mes ir patys mokam iškomunikuoti, nes yra ta komunikacinė ta tokia grandinė, kad žinau, ką noriu pasakyti, yra viena, tada kita yra dalis, ką pasakau, tada yra kaip tą pasakau, dar uždedama. Ir tada prasideda grandinė to klausančio tarsi, tai ką aš girdžiu, tada ką aš supratau, ir kaip aš tą priėmiau dar emociniam. Tai tiesiog mes turim tokius, kaip sakyti, tokias 6 kaladėlės, kur kiekviena kaladėlė turi būti savo vietoje ir per jas turėtų susijungimas įvykti, kad mes suprantam. Tai bet tą sukurti tikrai nėra paprasta. Tai atėjus pirmiausia, aš turiu pasitikėti ir dažnai irgi pasitikėjimas labai svarbus versle, mes sakom, tai kokia ta tavo istorija, ar sėkmės istorija. Taip, aš kai kada šypsausi, sakau, gal jūs norit paklausyti, kiek aš žinau istorijų, kurios buvo nesėkmingos. Ir tu sako, tu sakai, žiūrėkit, bet jeigu aš žinau ir sėkmingų, ir nesėkmingų, aš nemeluodamas sakau, kad aš daug pamokų gavęs. Sako, palauk, bet aš tik sėkmingus imu. Bet sakau, aš nemeluoju. Tai čia tas pasitikėjimas, tai reiškia, kad aš atviras esu. Ar tai yra lengva? Ne, nėra lengva. Lygiai taip pat aš turiu tą, su kuo kalbu, priimti irgi toks, koks jis yra. Yra įvairių mūsų, yra aktyvių, vėlgi yra nešnekančių. Tai duok receptą, reiškia. Aš sakau, čia reikia ir tą pažiūrėti, ir tą pažiūrėti. Ką čia žiūrėti? Tai įmė ir pakeiti ten kažką tai. O ką pakeiti? O kodėl pakeiti? Kaip pakeiti? Tai čia tu ekspertas.
Sakai, okei, bet aš žinau, kad skirtingi dalykai gali skirtingus dalykus įtakoti. Ir tada tenka netgi truputį daugiau laiko skirti pažinimui. Tai receptus išrašyti yra lengva, bet kad jie veiktų, nėra taip paprasta. O tam, kad duoti gerą patarimą, tai tu turi suprasti tą žmogų ir turi būti apsikeista. Jis turi pagaliau ir patikėti tam tikrą prasme, kad, kaip čia sakyti, kad tai veiks. Nes kartais būna, kad sako, tai padaryk čia. Bet aš sakau, žiūrėk, aš galiu padaryti, bet aš netikiu, kad pasikeis. Jūs sako, kaip tai gali būti? Pasikeis tik tą akimirką, bet mes norim tokio rezultato ilgesnio. Tai šiek kad turim ar mąstymą, ar kažkokią sistemą, ar kažkokią procedūrą padaryti, kartais net formaliai surašyti tvarką kažkokią. Kaip tas atviras toks dialogas įmanomas versle, kai labai dažnai, aš pasakysiu terminą, bet gal jūs paneigsit, verslas yra konkurencingoje aplinkoje ir tie vadovai yra įpratę tokioj nesusiklausimo aplinkoje, nesupratimo aplinkoje gyventi. Ar čia tik suponuotas toks požiūris, iš tikrųjų taip nėra? Aš manau, kad yra įvairiai. Reikia pripažinti, kad mes visi gyvenam besikeičiančioje aplinkoje. Organizacijos aplamai yra labai dinamiškos. Žmonės keičiasi, klientai keičiasi, poreikiai keičiasi, pagaliau naujos technologijos, inovacijos atnešė krūvą dalykų, žmonės pasikeitė, atsirado kompiuteris, taiga mažint popierą, nusprendėm, kad reikia viską skaitmenizuoti. Tai reiškia, kad nebėra kaip pačiupinėti, vieni žmonės greičiau supranta tam tikrus dalykus, kiti mes daugiau nuo konkrečių, kuriuos pačiupinėti galim dalykus, perinam į abstrakčius. Mes pradedam turėti savokas abstrakčias, o tai reiškia, kad mūsų komunikacija ir susitikimas ir susikalbėjimas darosi sudėtingesnis. Tai iš to irgi suoponuojama yra, kad pastangos, kaip čia sakyti, kartu augti irgi yra labai svarbios, nes jeigu aš suprantu daugiau abstraktesnių dalykų, o tavo savokose nėra tų dalykų, tai mums susitikti yra labai sudėtinga. Ir spręsti tada irgi nėra paprasta. Kitas klausimas, Žanai, kaip dialogas verslo aplinkoje, yra tokie tyrimai, nėra, paveikia verslo rezultatus? Tyrimai, kurie sako, kad jeigu organizacijoje yra atvira kultūra, kur galima dalintis, turėti pozicijas netgi priešiškas viena kitai ir tokioje aplinkoje gimsta daugiau idėjų. Ir jeigu apie idėjas galime kalbėti vėlgi įvairiais kampais, tai tame katile tarsi galima daugiau išgaudyti vertės. Ar dėl produkto, ar dėl greičio, ar dėl poreikio, ar dėl kažkokios struktūros ir taip toliau. Ir ta besimokanti organizacija, kuri aš sakyčiau yra vienas iš ilgalaikių organizacijos išgyvenimų, reiškia ilgą laiką gyventi neužmušamai, tai yra kiekviena organizacija turėtų savo užduoti klausimą, ar jie yra besimokantis. Ką reiškia besimokantis, einam į gilę, tai reiškia, kad žmogus nuolat turi būti atviras kažką naujo, tiek priimti, tiek dalintis. Nes jeigu tik priėmi, tai nebūtinai tu sugebi tai taikyti. Tu turi bandyti, daryti. Ir tada tas dialogas, netgi aš sakyčiau, turėtų būti kultūra. Labai džiugu yra matyti, kai būna vadovų, aukščiausio lygio vadovų susirinkimo arba valdybos, arba per strateginės sesijas, kurias vedu, būna labai smagu, kaip organizacijos brandžios diskutuoja dėl labai konkrečių dalykų. Pirma, tai ką darys, jie sugeba greičiau susitarti. Antra, jie savo, jeigu vienas kitą klauso, jie greit išrūšiuoja kaip arba kokiu būdu tai galima pasiekti. Jie mato daugiau perspektyvos ir netgi nuo tokių, kaip čia sakyti, labai radikalių kartais idėjų prasideda, bet kartais man radikali pasiėmama idėja ir ją išnarstoma tarsi iki kaulelio ir tada randama, kur ta vertė atsiras organizacijoje. Ir jie tada iš tų detalių sugeba sudėti tai, kas tikrai, kuo jie tiki, ką jie įsipareigoja ir po to sugeba parašyti planą, net kaip jie tą vykdys. Aš sakyčiau, kad tas kalbėjimasis ir pagaliau, jeigu prie stalo tik tais vienas nusprendžia, kaip veikti, tai jo tikimybė būti visada, reiškia, pataikančių yra mažesnė, negu sėdint 10 žmonių komandai, kurie sugeba
iš savo specializacijos ar būdo, ar įvairių kitų patirčių, kurias jie turi, tai jie turi didesnį lauką įvertinti tam tikrus dalykus. Kiek rizika, galimybės, požiūrių. Tai va šitas dialogas sukuria tokią erdvę, kurioje yra išklausyti visi, yra kalbama argumentų kalba, yra bandoma suprasti ne šiaip ką pasakė, bet giliau ir netgi dar giliau, kaip tai įtakos mūsų darbinę aplinką ir mūsų verslą. Ir aš vėlgi grįšiu į tą patį, kad vertė gimsta labai konkrečiuose dalykuose. Bet tam, kad iki tų dalykų daitume, mes turime kartais drąsiai kalbėti apie tai, ką mes turim ten sulaužyti kartais, pakeisti. Ar žmonės pakeisti, ar procesų, o gal reikia investuoti labai daug ir netgi investavus ten turėti didesnę riziką prisimti ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad aplinka toj daug ką atsako pati iš savęs, jeigu yra tokios sudarytos galimybės. Vat jūs sakot sudarytos galimybės, tai jeigu jūs apibrėžtumėt dialogo principus, ar ne, tai kaip jūs įvardytumėt keletą dialogo principų, kurie yra labai svarbus? Pirma, aš sakyčiau, kad klausyti. Tada antras turbūt būtų suprasti. Ir trečias dalykas dalintis. Tie trys tokie gal kertiniai dalykai, kurie sukuria galimybę būti išgirstam ir suprastam. Tai jeigu aš gerai jūs suprantu, tai jeigu būtų toks jūsų organizuotas dialogo pagrindų kažkoks susitikimas ir jeigu reikėtų nusakyti tuos principus, tai ką jūs pirmiausiai bandytumėt sakyti, kad visus išklausom, ar ne? Nes klausimas yra svarbu, ne kiek ir kalbėjimas yra svarbu, kaip mes sakėm, ar ne, pačioj pradžioj ten yra tie, kurie kalba ir tie, kurie sunku jiems kalbėti, ar ne, tai klausyti yra svarbu, be klausant mums reikia kažkaip bandyti suvokti, suprasti. Ir dar ten buvo pačioj pradžioj mūsų kalba, ar ne, kad nevertinti, ne, nes tas iš anksto vertinimas... Čia reikia dar nepamiršti, kad kai mes sakom klausyti, bet tame klausime yra kita dalis. Yra ko klausyti dar. Nes kartais yra žmonių, kurių susirinkime, jeigu nepaklausia, jie nieko nepasakys. Tai tam, kad klausytų, turi kažkas kalbėti. Kartais nutinka taip, kad niekas nekalba ir niekas neprisiema, jokiuose aš keletą ir savo sąmonės susirinkimų, kur pasakoma problema ir sako, tai kas gali tą problemą pakuruoti ir tokia tyla, žinai, nebėra kas kalba. Tai kas čia yra? Tai čia irgi yra indikatorius, kad dialogas nėra šitos organizacijos, nes pasiūlymo nėra, ne, tai gal tu galėtum, ar paraginimo irgi nėra. Tai klausimas yra svarbu, bet dar ir būna atvirkščiai, nemokam klausyti, bet yra kas nekalba. O kas turėtų kalbėti? Aš kartais užduodu klausimą, kad mes klausiam tų žmonių, kurie dažniausiai kalba. Ir retai, kada klausiam tų, kurie tyli. Nors mano praktika rodo, kad tie tylintis, kadangi jie įdėmiai klausė, jie turi ką pasakyti, bet jeigu jų nepaskatinsi, neatsiras. Tai jeigu jūs sako tas indikatorius, jūs jau pastebit, kad užduotas klausimas ir niekas nesidalina, tai koks būtų atvirkštinis? Kai jau toks pavyzdys, ar ne, tai kas vyksta tada, kai yra dialogas kompanija, jūs atinat iš išorės ir kai žmonės kalba ir paskatina vieni kitus, kai netgi sako, pratesk mintį arba gal turi papildyti. Aš taip pasakyčiau, kad tos organizacijose, kur yra dialogas, natūraliai sėdinčiųjų tarpe būna kažkoks, netgi yra irgi mokyma, ne, kaip susirinkimus vesti, būti moderatorium. Tai moderatoriaus yra užduotis sukurti dialogą. Tai reiškia, kad A, pasisakytų visi, B, kad būtų išgirsti visi. Ne? Tai moderavimas kaip po to. O moderatorius neturėtų, reiškia, už visus nuspręsti. Nes mes turim pagundą, kad tas, kuris moderuoja susirinkimą, kad viską pats ir pasako. Dar noras visada kažkas pasakė, tai nesakyti savo mintį, bet pakomentuoti, ką pasakė. Tai reiškia, kad aš žudau tam tikrą prasme, jau kritikuoju. Tai čia irgi tas
mes kalbam apie tai, kad girdėti, sakyti ir kalbėtis argumentų ir loginė seka, tai dialogija nėra kritikos. Kritika yra tik galima tokiu atveju, jeigu mes kalbam apie kažkokį argumentą ir pasakymą, kaip aš kitaip suprantu arba matau kitas galimybės, bet nesakau, kad tas neveiks, pavyzdžiui. Kiek dar, jau artėjant prie pabaigos, kiek dar svarbus, jūs kartais būna toks tarpininkas, moderatorius, arba jums reikia ateiti kaip išoriniam valdybos nariui į tam tikrą situaciją. Kiek jei vadovas jaučia, kad pritrūksta to dialogo arba jis pats galbūt jau dabar nepasieks šitos dialogo kultūros, kiek tas išorinis žmogus galėtų paveikti, išjudinti? Aš manau, kad stipriai. Tausia dėl to, kad yra tekę keletą tokių irgi manęs paprašė tiesiog pravesti susirinkimą. Ne? Tai dar yra daug dalių, aišku, kad tam tai vyktų. Nebūtų gerai, kad ir dienotvarkė būtų ir apie kokį klausimą, ir kad žmonės pasiruošia. Ne? Tai čia yra dar kas pagerintų tą mūsų kalbėjimą. Ne? Bet jeigu mes sakom, kad susirinkom problemą ar ten kažką tai aptarti, tai labai akivaizdu, apie ką turi būti šnekama. Bet moderatorius turi tada būtent sudaryti galimybę visiems pasisakyti, įvertinti ir netgi galbūt nurodyti laiką, paakcentuoti, ką jis išgirdo, ne, arba perklausti, ar jis taip suprato, tai padės kitiems žmonėms geriau suvokti arba suprasti, arba turės galimybę patikslinti, ką jie turėjo omenyje. Tai dėkoju šį kartą ir pabaigdama greičiausiai norėčiau, kad keletą dar tokių aiškių apibendrinimų. Norėčiau patobulinti savo dialogą, tai kas svarbiausia? Tie gal pagrindiniai požymiai dialogo, kur jūs pastebėtumėte, kad jau viskas, jau tikrai esate tas, kuris dialogo žmogus, iš ko atsispindėtų? Tai pirma, kad neturi nuostatos iš ankstinės prieš tą žmogų. Antras turbūt yra tai, kad klausia ir klauso, tada, kad nebijo pakartoti ir, reiškia, tą žmogų ir pasitikslinti. Sekantis galėtų būti toksai, kaip čia apibendrinti, kaip suprato pasidalinti, ne? Ir kaip mes kalbėjom, kad būtų gerai, kad sakytų, aš supratau šitaip tą dalyką, vienaip ar kitaip žmogui būtų galimybė sudaryti, ne? Ir kad ieškoti, jeigu kalbam apie problematiką kažkokį sprendimą, kad ieškoti sprendimo kartu, ne kompromiso būdu, o konsensuso būdu, ne? Kad mūsų indėlis būtų abiejų. Tai dialogas yra tada, kai mes abudu išeinam iš kabineto, susitarę kartu daryti. Nenusileidę vienas ar kitas, ne? Bet tas išėjimas iš to, kad kažką tai nusprendėm, ar kažką palaikysim, ar kažko nedarysim, bet kartu. Mums brangiu. Tai ir tada lieka tie paprasti, kad stengtis dalintis tuo ir nepasilikti savo kažkokio kampo ar kažkokios informacijos. Ačiū šį kartą už pokalbį, dėkoju visiems, kurie mus žiūrėjo, tikiuosi, kad tikrai klausyti, suprasti ir nevertinti tikrai buvo tos ašis, apie ką girdėjosi šitas mūsų pokalbis. Klausykitės mūsų ir po mėnesio kitą kartą. Dėkoju alternatyvaus verslo valdymo strategui Žanui Neimantui. Šitą pokalbį vedžiau komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Šįkart sudie.